Sutuoktinių porą, būsimi sutuoktiniai, būsimi jaunavedžiai ir Martynai, kaip žinia, neseniai tu atidarėjai pačią tradiciškiausią, pačią konservatyviausią vestuvių planavimo agentūrą, kurios specializacija yra vestuvės lietuviškose tradicijose. Labadiena, aš Asta. Sveiki, prieteliai. Kaip gyvenate? Gerai, malonu. Pirmą noriu pasveikinti, priimant tokį svarbų gyvenime, tokį atsakingą Marlonų Artūras vėl sprendimą. Artūras vėl pagalvojau tiesiog apie dainininką, kuris jums gali tikti vienas toksai. Mano vardas yra Viktoras ir aš visą pasirūpinsiu viskuo. Žodžiu, kad jums šventė būtų ne tik įspūdinga, bet... Mes gal iš tikrųjų taip ir norėtumėm, kad kaip jūs sakot, kad viskuo, nes nesinorėtų, reikėtų gal sutart biudžetą ir gal čia jau mano būsima žmona. Aš noriu viską labai paprastai, labai lietuviškai. Taip, aišku. Mes turim... Duona, druska, naminė, kad... Arkliai, kad sudaužytų Astutė ir aš... šitą lėkštę. Taip, sakyk. Aš dar irgi noriu pakarti piršlį reikės, taip jau. Reikės samdyti aktorių, kad piršlį vaidintų. Bet galbūt pažiūrėti kažkokias tradicijas laikomės, kažkokias tokias tradicinės, bet netradicinės. Kaip ir visos vestuvės, tradicinės, bet netradicinės. Tai, supratau, išskrenda į Marsą ir tampa nematomas. Palaukit, man reikia biškį pasikonsultuoti. Kažkaip jums gal per sunkiai paaiškinom. Reikia jam lengviau paaiškinti. Per daug uždavinių gal? Jo, gal per daug uždavinių jam. Tai gal tai... Ką jūs darot, skaičiuojat? Aš? Skaičiuojat biudžetą? Aš buvau pakeliauti truputėlį. Nepasigenot manęs, ne? Žinokit, Ne, tai dėl tų tradicinių, netradicinių... dėl tų kelionių, tai žinokit, mums reikia... Mes galim... Tik vestuvių, mes patys susiplanuosim keliones. Mes galim daryti, kad piršlį nepakarėjo, pavagiau fanautai. Tas skanda lėkštė, žodžiu, ir jį pakelia ir kad išskraidina. Tai toks truputėlį būtų toks, manau, toksai tvistas, toksai modernesnis šiek tiek jau iš toj tradiciniai veseliai. Paprastai. Kariam ir viskas. Močiutės kaime. Senai gerai pakeliam, ne? Prie ežero. Supratau, pradeda valdyti viso pasaulio skrusdelės. Taip, čia jau su... Aš manau, kad jis jau jaučia tai, ką mes norim jam pasakyti. Jo. Tai močiutės kaimas... Nepertraukinėkit manęs! Dingo ryšys su Australija. Nepertraukinėkit manęs. Nu, ne viskas, nebeprisiskambinu. Atsiprašau, kad aš surikau ant jūsų. Tiesiog aš pagalvojau, kai būtų labai smagu iš tikrųjų paimti tokią metaforą skruzdėlytės darbininkės, ar ne, kuri dirba kaip eilinė lietuviška moterėlė. Tada dauginas ir miršta, taip sakant. Tai aš galvojau, gal taip tada reikia kažkokią tokią tematiką, tokį skruzdėlyną iškepsim mes ant stalo, pastatysim. Suprantat, gal labiau pakylėti, nes vis tiek... Pakylėti, nu tai būsite gerai skruzdėlių motinėlė. Asta Norvegijoje, medicinoje, bet tenai... Jūs medicinoje? Aš... Odontologija, taip? Matau. Taip. Odontologija, mes gyvenam ten prie Oslo. Supratau, kokia virtuvė jūs domintų iš tikrųjų? Tai žinokit, aš pats šefas esu, tai... Jūs pats ir šefas esate. Bet aš nenorėčiau gaminti, aš gal tik... Labai nori liesti pašnekovą. Aha, o tai sakykite, jūs pati kažko nevalgote gal kažko? Valgomės viską tokie iš. Viską valgot jūs, ne? Jo. Ir jūs viską valgot? Valgom. Puikiai, labai gerai. Atsiprašau. Tiesiog aš galvoju, kokį jums kostiumą aprengti reikėtų. Tai tautiniais rūbais. Taip, tradiciniais. Jūs iš kur kilusi esate? Aš iš Vilniaus. Iš Vilniaus? Taip. Tai tokiais... Tai čia džinsai, Kas Vilniuje, aš labiau žinau, aukštai žemaitija, dzūkai ten turi savo viską. Ne, o kaip taip, Barbora Radvilaitė, kažką to. Ai, kažko lenkiško tokio, ar ne? Nu, ne. Ne? O ko jūs norėtumėte, iš kur jūs kilęs? Tai jau kaip pasakys Astutė. Ne, tai gali pasakyti. Na, suparalyžiuoja.
Klauso, tai aš gal norėčiau irgi tokie, kad būtų, jeigu mes tokiais kostiumais, Taip. tai aš tada gal riterio kažkokio ar būtų, nu, tai tiesiog, kad derintųsi tie kostiumai. Čia sudėtinga bus, ar ne? Per sudėtinga čia bus. Gerai, tai galim kažką paprastesnį. Tai gali paprastai, gal tiesiog kostiumas, va, tai bus kažkokia elytė įseksim. Aš baltą suknelę galiu tiesiog. Kas čia? Nemuštuogas? Aš nesuprantu, ką man dabar daryti. Medikai, jūs gyžiupt. Darykit ką nors. Aš... Ką jūs Odontologija. Surėtė? Durk. Laikykit taip rankas. Taip rankas. Surėtė, taip. Oi. Čia būna, žinau. Ačiū labai, man žinokit, čia skersvį tam tvarte vaikštą visą laiką. Man tokia tarp šonkulinė neuralygė užeina, aš negalėjau pasijūti. Būna, nes aš matai... Aš jau ištikau, jūs galvojate kažkokį... Virtuvėj, kai dirbu, ten slankstelis susispaudžia, tai... Taip, aš galvoju, jūs kokią tortilę iš manęs padarysite. Šefas atsistojo, galvoju, tai kokį jau vrapą padarys. Pasakoja apie nuolaidą sporto klubui. Nu, tai va, čia biškai padariau atsilinkimų, tai dar paumėjo šitas. Pas mus čia yra tautiniai workoutai tokie. Kad bėgino karvės, bėgino būliaus, yra tokios tematikos. Sakant, normaliai, kardio, viskas ten, žinai, bet tiesiog ne šiaip bėgino kažko. Bėgino kalavijuočių galima bėgti. Mes jau čia valandą, bet... Jau padarau rimtai, jeigu tuokitės pas mane, galima mėnesių laiko, aš jums tokį tautinį sporto klubą padarau. Aš nieko nesuprantu. Aš irgi negalvoju, pradėt nuo pradžios. Ropės kilnuoja. Sakykit, kokia kaina, kažkokia vieta, sakykit, kur darysime. Čia, viskas čia. Kur čia? Čia šitam... Ofise. O šitam su drožtais kilimais? Baigis, Nu jūs baigit kažkaip. Čia dvarkėmis. Jums ko jums neaišku, viskas aš esu. Nuo pat pradžių, paskutė prašo, sako, nuo pat pradžių, sakykit, kaip... Ponas! Pavirsta į undinėlę, paskui į perkūną. Atsiprašau, kad aš taip surikau ant jūsų. Nekalbėkite! Man tiek daug! Aš noriu jums pasiūlyti. Mes esam paikė. Patrimpas, Pizius, visi lietuviški dievai, Perkūnas, šitas Neptūnas. Mes padarysime jums baltų vestuves. Kas jūs norite, kad sutuoktų? Tai bet ir gerai, tai reikės... Kas, Patrimpas ar Neptūnas? Autentika labai gražu. Labai gerai, taip. Autentika gerai, bet jūs nebešūkokit. Gerai, atsiprašau. Persiplėšė per pusę. Mes nesuprantam, kas yra, nes... Aš labai stengiuosi. Aš noriu imitai. Jūs nesistengit. Aš per... Gal jums pagalbos reikia? Aš per pusę save pervešiu. Kaip man reikia jūsų. Jūs nesistengit kažkaip... Jūs mano užsakovai. Konstruktyviai pasakykit, kad jūs... Gerai. Jūs daug emocijų neišsiveržia konkretumą. Aš tiesiog turiu daug labai idėjų. Jūs nebijokit manęs, odontologijos. Jūs prisėdė, nebijokit. Tai kad galim ramiai? Nebesilaikom. Galim, viskas. Tiesiog aš taip apsičiūriu, aš galvoju, pagaliau žmonės grįžta į... Koks tortas kažkaip... Tortas. Žinoma, tortas, siūlo pirkti padangas. Tai tortą reikia dar parsivežti, žinote. Tai mes gal nevešim, gal kažkaip ten... Multisezoninės. Gal čia galima pagaminti? Padangas? Ne gamina Lietuvoje. 60 ant 150... Čia tokia dėžė yra. Aš nieko nesuprantu, aš tikrai, aš sakau paprastai ir aiškiai. Taip.
Ar jūs šaipotės arba tyčiotės? Aš nieko nesuprantu. Nieko, suprantu. Ką jūs man pasakot? Ką jūs čia pasakot? Grįžkit padą. Ko jūs mūsų laiko? Ko jūs nes... Aš jums pasakiau, kad grįžom iš čia dabar tyčiotės, kad mes emigrantai ir grįžtam į Lietuvą. Švęskim šitą. Aš tyčiuosi. Kas čia per cirkas? Ką jūs čia išdarinėjate? Jūs, ponas, jūs išvis jūs... Ką, ponas, jūs čia vardas? Svekina žmoną. Tu ragana vedėjai. Tu vedėjai raganą. Eik tu sau! Eik į laužą. Eik. Eik tu į laužą! Eik. Tu mane vadinsi lietuvio. Tu. Aš iš Vilniaus. Aš žinau, kokia tu Vilniaus. Eik. Baigit. Baigiu. Tesinkit čia visą tą. Ne, tegu dega. Jeigu nereikia mano paslaugų, tegu dega viskas. Praleiskit mus į pro duris, prašau. Bijo akių kontakto. Neužstokit durų, prašau, praleisk mus. Ne, turi Šarūnų jau prisikaupę. Ką? Susigėdai, ką? Nebijau nieko. Norėjai mane ten įkišti. Gerai, ką padaryti? Siūlo skirtis. Skirkitės. Nieko nebus, matau iš karto. Jis už tave 20 metų vyresnis. Pažiūrėk į jį. Ne 20-12 tik tai. Po padu, oi, astutė, pirs. Kas iš tokio vyro bus? O ką turi problemų su tuo? Astutė, pakalbėk su juo. Ak, tu. Skirkis. Verkia apie savo santuoką. Skirkis, kol gali. Nu va, va. Aš jau prisinorėjau vaikų, dabar negaliu išsiskirti. Skirkis, būgėlė. Sakyk dabar. Va taip ir būna, tie vyrai, va tokie kaip tu. Negerbė moterų ir va verkia dabar. Į laužą nori visas pakišti. Nu, baigite, neikite į kontaktą čia. Kodėl visą laiką... Astutė, atstum, kai jis nedaliečia. Pavirsta į Čapajevą. Rasmuti! Vedybos šūdas! Не будет ничего! Užsidėk su tuo. Революция! Революция! Mes iš čia niekada neišeisim. Išeisit. Pradeda kalbėti prancūzų ir žemaitiškų mišinių. Čia pas mane yra ratelai. A lip ant jų. Je sais, parce que je sais qu'un poids skopny dega. Ai, lešinus rupašin, je papapakui pū. Taip pasiskambinsim ir gal...